Sveiki, su jumis laida LT Kampas ir aš politikos aktualijų žurnalistė Liudmila Petrakova. O šiandieną studijoje LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė. Sveiki. Sveiki. Tai savaitgalį įvyko dar vienas protestas, šalin rankas nuo laisvo žodžio. Ir pernai lapkritį, kai buvo pristatytos valstybės kontrolės audito išvados, aš prisimenu jūsų klausiau, ar galvojate, kad politikai eskaluos tas išvadas? Ir praėjo daugiau nei pusmetis, valdantieji audito išvadas naudoja kaip argumentą, kodėl reikia tų įstatyminių pakeitimų LRT. Tai ar jūs tikėjotės, kad visas procesas šitaip įsisiūbuos? Ko gero, ne, turbūt nesitikėjom iš tikrųjų, kad iki tokio laipsnio įsisiūbuos, kad bus mėginama eskaluoti tas išvadas, tai tikrai taip. Bet jau mes pamatėme lapkričio mėnesį iš tikrųjų ir beje, kaip Skardžius audito komitete ėmėsi tų išvadų ir kaip jomis manipuliavo ir kaip neva tų išvadų pagrindų dar užsakė tyrimų bent kelioms valstybės institucijoms. Tai mes matome, kad tomis išvadomis yra iki šiol manipuliuojama ir juk valstybės kontrolė jį niekaip nerekomendavo keisti valdysenos ar dar kažkaip radikaliai nepasisakė, be kita ko jį pasakė, kad finansai tinkamai yra tvarkomi, kad augimas finansavimo buvo pagrįstas. Aišku, buvo įvardinta trūkumų, buvo rekomendacijos, tai priminsiu, kad aukščiausios svarbos rekomendacijos nukeliavo vyriausybei pakeisti teisės aktus, praktiškai visos kitos mums, mes jau LRT jau tų rekomendacijų nemažą dalį, beveik 40% įgyvendino anksčiau laiko, tai mes tikrai dedame pastangas, kad būtų ištaisyti tie trūkumai, kuriuos aš buvau labai atakuojama už tai, kad sakiau tą žodį neesminiai. Tai jie, žinoma, yra svarbus, jie yra taisytini, bet ar yra esminiai, tai čia žiūrint kaip žiūrėsi, nes Skardžius labai tikėjosi, ar Zuokas, koks labai tikėjosi, kad aš atsidursiu su antrankiais turbūt prokuratūroje dėl kažkokių neva didelių klaidų ar išeikvojimų, bet nieko panašaus dideliam nusivylimui kai kurių politikų neįvyko. Tai iki šiol mėginama tomis išvadomis manipuliuoti. Įdomu turbūt tai, kad ta pati premjerė, kuri tik tai pasirodžius išvadoms sakė, tai gerai, išsispręskit, viską susitvarkykit, tokie buvo pirminiai komentarai, dabar irgi referuoja į tas išvadas, taip pat Seimo pirmininkas, tai iš tikrųjų yra melas, nes tos išvados nieko neturi bendro su tomis pataisomis, tuo visų dideliu ir sujauktų paketu, kuris šiuo metu skinasi kelią Seime. Ir bendrai aš galiu pasakyti, kad tokių išvadų manipuliavimų yra daroma žala apskritai valstybės institucijoms ir pačiai valstybei, nes auditas yra naudojamas kaip susidorojimo įrankis. Nes iš esmės auditas tai turėtų būti pagalba tobulinti bet kurios įmonės ar įstaigos veiklą ir tai yra visiškai sveikas normalus požiūris, kad tu gauni kažkokių pastabų, taigi nebus viskas žalia visą laiką ir kad žaliuoja ir tau nieko nereikia daryti. Tai visada yra kažkokių trūkumų atsiranda, tai juos išsitaisai ir judi toliau, bet čia ne, čia yra tiesiog kaip aš sakyčiau, netgi ir apskritai žmonėms, kurie nori ateiti galbūt dirbti į vadovaujančias pozicijas į tą valstybinį sektorių iš komercinio sektoriaus, tai yra tiesiog, sakyčiau, atgrasimas, nes tu dedi pastangas, kad atneštum kažkokias geras patirtis, reformuotum, padarytum lankstesnę tą organizaciją ir po to gauni auditą ir iš tavęs padaro pusiau nusikaltėlį iš tikrųjų kartu su Žemaitaičiu ir jo botais, kurie plūsta ir dabar ir užvakar iš tiesų pasipiktino vakar Lietuva, kaip buvo tiesiog melagiena su dirbtiniu intelektu padarytas plakatas protestuotojos, tai aš esu ne vieną kartą tapus lygiai taip pat dieną prieš vėl buvo manipuliuojama informacija apie LRT, skleidžiama, kad LRT daro pirkimus, reiškia kaviniai, maitina nemokamai savo darbuotojus, padaryta su dirbtiniu intelektu nuotrauka, kur aš su samčiu dalinu košę darbuotojams. Tai visa tai yra ir tai eina iš valdančiosios koalicijos. Tai tiesiog aš matau tame labai apskritai didelę žalą tiek pasitikėjimo valstybės institucijoms darimu ir manau, kad mes per rinkimus artimiausius tiek savivaldos turbūt tiek Seimo matysime dar negražesnių dalykų. Valdantieji bendrai yra, sakykime, kritiški ir nevengia tokių arogantiškų šiek tiek pasisakymų būtent protesto atžvilgių. Štai ir Seimo pirmininkas prieš šeštadienio mitingą
protestą, sakė, kad geriau jau sodinti ąžuolą, nei gaišti laiką proteste. Kaip Jūs vertinat tokius pasisakymus, nes anksčiau irgi Juozas Olekas yra sakęs, kad neva galbūt žmonės jau po truputį susipranta dėl to, kad ir gyventojų mažiau yra proteste. Na, tai gyventojų nemažiau tame proteste apskritai turint omeny, kad įvyko dabar 6 ar 7 jau tie protestai ir juose tų žmonių nemažėja. Aš manau, kad dėl to valdantiesiems turėtų užsidegti tam tikros raudonos lemputės, jos matyt dega ir be to buvo įdomus taip pat pasirodęs tyrimas, kad net jų ir pačių rinkėjai pritarė tam, kad, ir tiem protestam ir kad nėra čia turbūt viskas tinkamai daromos tuo LRT įstatymo pakeitimu. Tai aš tai vertinu kaip tiesiog gynybinę reakciją. Tai nežinau, politikai visada, kartais dažnai yra linkę manipuliuoti, kalbėti daug, daryti vertinimų, bet šiuo atveju tai nežinau, tai kaip aš galiu vertinti, tai manau, kad tai yra spjūvis tiem keliasdešimt tūkstančių žmonių, kurie vis renkasi ir tokiai brandžiai pilietiniai visuomeniai, kurie pasakė, kad šalin rankas, mes nenorime tapti Vengrija ir kurie ganėtinai anksti kelia tą vėliavą, tą signalą, kalba apie tas grėsmes, nes jie mato, kur nusirutuliojo viskas Lenkijoje, Vengrijoje ir kad tai vyko labai greitai. Iš tikrųjų tas atkritimas nuo demokratijos, nuo laisvo žodžio, jisai vyksta neįtikėtinai greitai. Dalis iš tiesų kritikuoja tą protesto formą, sakykime, organizatorių komunikaciją, esą jau nebelabai aišku, dėl ko yra protestuojama. Viena vertus yra kritikuojamos LRT pataisos, kita vertus daugėja tų tokių politinių atspalvių, sakykime, kritikuojama ir koalicija, ir prezidento laikysena. Čia pasigirsta ir svarstymų, galbūt protesto organizatoriai taip ruošiasi artėjantiems rinkimams ir čia, sakykime, burs kažkokią naują politinę jėgą. Treti sako, kad protestais siekiama jūs išsaugoti pareigose. Tai kaip jūs žiūrite tą kritiką? Ar ji yra kažkiek pagrįsta jūsų nuomonė, ar visiškai nepagrįsta ir iš ko ji kyla galbūt? Tai tų kalbų ir manipuliacijų aplink visada bus normalu. Aš manau, kad mobilizuoti tokias minias ir surinkti po keliasdešimt tūkstančių žmonių šiais laikais, kai žmonės turi jau padaryti realų veiksmą, ne tik tai paspausti laiką Facebook'e, tai yra didelė pastanga ir didelis įdirbis ir tai taip pat rodo, kad žmonės suvokia tą svarbą klausimo. Tai dabar kokie motyvai, ar ten yra politiniai, nepolitiniai, ar išplaukia tikslai. Aš nesakyčiau, kad tikslai išplaukia, nes įstatymas tebėra Seime, buldozeris tebevažiuoja iš tikrųjų. Dabar šiuo metu, kai mes su jumis kalbame, vyksta kultūros komiteto posėdis ir dabar galvoju, šiandien trečiadienis, gerai, eilinis. Bet šiaip, aną savaitę aš vien leidau laiką, nežinau kiek laiko, komiteto tam posėdį, stebėdama, kaip vyksta svarstymai mūsų pataisų ir tikrai buvo pridaryta daugybė ir neeilinių posėdžių, kreiptasi Seimą išaiškinimo dėl statuto, dėl legalumo tų posėdžių ir taip toliau, tai akivaizdu, kad, nepaisant to, kad formaliai jie atsisakė tos skubos, ta skuba neegzistuoja, jinai toliau stumėsi ir dabar man atrodo, kad valdantieji patys save yra įvarę į tokį kampą, kai jie supranta, kad ši situacija jiems jau nebėra palanki, kad viskas labai užsivėlė, jie iki galo gal ir net nekontroliuoja tos situacijos ir tuo pačiu nežino, kaip atsitraukti iš tos situacijos išsaugant veidą. Tai manau, kad ta dilema egzistuoja, jie mąsto labai tiesmukai, aš manau, jie įsivaizduoja, kad jie turi didelę galią, jie turi tą galią, jie turi daug balsų, ir viskas mūsų bus viršus. Yra toks labai išeitinis, labai paprastas ir aiškus taškas iš to, kaip aš matau ir iš to, ką aš girdžiu iš užkulisių ir panašiai. Tai aš neigiamai vertinu tą dalyką, aš manau, kad tas procesas bendrai, koks jisai vyko, jisai buvo žalingas, ta darbo grupė, kokia jinai vyko, kaip ji buvo sudaryta, tai kad ten nebuvo LRT atstovų, kad nebuvo sukviesta plačiai žiniasklaidos laukas, kad valdantieji pasiliko savo tenai balsų daugumą toje darbo grupėje, kad privati žiniasklaida buvo pakviesta, bet nebuvo LRT. Taip pat ir Venecijos komisija pasisakė apie patį teisėkūros procesą. Tai rezultatas buvo toks, kad jie išnešė tokį Frankensteiną iš tos darbo grupės įstatymo visą naują redakciją, kuri yra iki galo neišdirbta. Ir dabar kultūros komitete ir kitur yra valgomos pasekmės to dalyko, nes kai tu pradedi ant to Frankensteino, kur iki galo neaišku, tai valdyba, pavyzdžiui, bus veikianti ar neveikianti. Jinai dirbs visą darbo dieną ar dirbs tik tai kartą per mėnesį posėdžiaus. Kaip funkcijos pasiskirsto, kaip ten kiti dalykai. Tai
kai tu nežinai šitų atsakymų, tai po to pradeda dar Seimo nariai ir pataisas registruoti. Aš manau, kad yra šiokio tokio ir pasimetimo turbūt, kaip visą tai turi atrodyti. Be to, reikia vis tik tai nepamiršti, kad taip, kalbant apie generalinio direktoriaus atleidimą, vis tik tai tas įstatymo visa redakcija gimė kaip dūmų uždanga. Konkrečiai turbūt ko gero šitam vienam būtent tikslui. Pakeliui dar atsirado ir kitų tikslų, kaip kad, pavyzdžiui, taryba gali apsispręsti dėl to, kad ar kitos žiniasklaidos priemonių atstovai gali veikti LRT turinyje ar negali, tvirtinti redakcinę politiką ir panašus dalykai. Pakeliui ten atsirado dar ir kitų dalykų, bet labai turbūt svarbu vis tik tai akcentuoti kad jie valdantieji ignoruodami Venecijos komisijos išvadas vis tik tai direktoriaus atleidimo pataisas padarė jų įsigaliojimą iš karto, kai tik įstatymas įsigalioja, toks yra tame įstatymo redakcijoje, toksai yra norma tokia įrašyta, nors valdyba pažino 28, jeigu gerai pamenu ir ten taip toliau, o direktoriaus atleidimas dabar. Tai daug ką pasako. Tai, jūs manot, kad vis dar tebėra valdančiųjų tikslas ir fokusuotas į lengvesnį generalinio direktoriaus atleidimą, kaip sakykime? Aš manau, kad taip, aš manau, kad jie vis tiek turi tą mąstymą, ko gero, apie tai, kad jie visuomeninį transliuotą vertina kaip valstybinį. Jie apie tai yra ne kartą pasisakę ir dabar dar, kai kalba tame pačiame kultūros komitete ir pirmininkas, jis tiesiog sako, generalinės direktorės atleidimo, šitą pataisą dabar svarstysime. Tai apie tai jie ne kartą yra pasisakę, viešumoje yra daug prišnekėję apie tai man atrodo, kad tas tikslas yra akivaizdus. Man atrodo, kad jie patys save tiek įsiūbavo, kad jie net nesigilina į kažkokius objektyvę situaciją. Jiems atrodo, kad jie blogai, tiesiai šviesiai sako, kad yra per mažai matosi LRT ar kažkaip blogai atspindimi, su kuo aš visiškai nesutinku, nes tikrai yra skiriama daug laiko ir daug eterio valdančiųjų idėjams išaiškinti, komentuoti įvykiams ir taip toliau, tai apie tai net čia diskusijos nėra, tai tikrai priežastis yra ne ten. Kalbant apie tuos siūlomus pakeitimus, vyksta svarstymus Seimo kultūros komitete šiuo metu. Kokie tie siūlymai jūsų nuomonė yra žalingiausi, dėl kurių jums kyla labiausiai, sakykime, daugiausiai klausimų? Dėl naujos redakcijos visos, jūs turite omenyje? Tai daug dalykų turbūt tenai yra ir bendrai apie tai taip pat labai gerai ir Tomo Birmontė nepasisakė, tai pirmiausia, reikia nepamiršti tokio dalyko, kad LRT yra konstitucinį statusą turinti organizacija, jinai yra labai svarbi ir Konstitucinis teismas ne kartą yra pasisakęs apie jos tiek institucinį, tiek redakcinį nepriklausomumą. Ir šiomis naujomis pataisomis bus, jeigu jos, dabar aš kalbu jau ne apie visus tos variantus, kurie ten vaikšto komitete pirmin atgal, bet aš kalbu apie tą, reiškia, pirminę redakciją, nes mes nežinom, koks bus galutinis variantas, todėl kad Seimo nariai balsuos ir jie gali visiškai neatsižvelgti tai, ką komitetas nusprendė ir išvadų rengėjai. Tai bendrai iš tiesų aš matau daug žalingų dalykų, bus pažeistas jos LRT redakcinis ir institucinis nepriklausomumas, kurie be to tarpusavį yra labai glaudžiai susiję. Reikia suvokti, kad LRT kaip įstaiga jinai turi tam tikrą, kaip aš sakiau, ir misiją vykdyti ir jinai turi turėti labai aišku nepriklausomumą, tiek finansinį, pagal taip pat ir europinius teisės aktus. Tai yra daug dalykų, tai aš galiu dabar pradėti vardinti, turbūt ir ta misija susiaurinta, ar ne, kad darbo grupė labai džiaugiasi tuo savo darbu, kad jie pagaliau išgrynino misiją, nes ten, aš nežinau, ar ten darbo grupiai nebuvo žmonių, kurie nesuvokė ir nežinojo, kad ta misija yra apibrėžta 3 ir 4 straipsnė ir visada buvo. Jinai yra apibrėžta, ten yra viskas aišku, tai mes pasisakom prieš tai, kad prieš siaurinimą tos misijos, taip pat, kas yra labai svarbu, kad dabar apie valdyseną pačią, užuot depolitizavę LRT tarybą, padarė ją labiau nepriklausomą, labiau kompetitingą, valdantieji nuėjo visiškai kitų kelių, reiškia ir darbo grupę. Tai taryba didėja, politikų skiriamų narių nemažėja, ten dar buvo atsiradęs ir tebėra irgi, nežinau, nors komitetas išmetė ten toks, pavyzdžiui, skiriantysis narys kaip trišalė taryba su vyriausybė susijęs.
jie visiškai neatsižvelgia į žurnalistų, žiniasklaidos lauko, bendrai akademikų, ekspertų nuomonės apie tai, kad tą tarybą reikia depolitizuoti. Venecijos komisija taip pat pasakė, kad tarybai reikia įrašyti labai aiškiai įstatymą draudimą priimti bet kokius nurodymus iš skiriančiųjų organizacijų. Apie tai jie visiškai tai neatsižvelgia. Tai pirmiausia, tai pats reiškia plėtimas tarybos, jos nedepolitizavimas, tada valdybos teigimas kaip organo papildomo biuro, tai visa tai yra biurokratizuojama. Iš tikrųjų, organizacija yra, juk LRT, jinai nėra didelė organizacija, jinai turi veikti lankščiai ir efektyviai. Tai dabartiniai tie pakeitimai, tai jie neduos nei lankstumo, nei efektyvumo, nei aš nemanau, kad jie duos ir daugiau kompetencijų, nes bus didelis klausimas, kaip tie valdybos nariai bus atrenkami, jeigu nėra reikalaujama papildomo kompetencijų, papildomų iš tarybos ir tik taryba atrinkinės vėlgi valdybą, tai kyla klausimas, kaip tai vyks. Mes pasisakėme apie tai, kad mes nemanome, kad valdyba turi apskritai atsirasti, jos nereikia. Aš manyčiau, kad Lietuva turėtų eiti tuo keliu, kokiu yra nuėjusi Norvegija prieš 10-metį, kuri irgi turėjo labai panašų turbūt valdymo modelį, tokią garbių visuomenės veikėjų tarybą, kuri galbūt stokoja tokių žinių kaip organizacijų valdysena, žiniasklaidos veikimas organizacijų ir panašiai. Tai aš manau, kad mums reikėtų judėti lygiai tą pačią linkmę, reikalauti didesnių kompetencijų iš tarybos ir tada aš manau, kad tų problemų susistotų tų problemų jų mažėtų. Ir, pavyzdžiui, dabar irgi noriu atkreipti dėmesį, tarkim, viešumas, skaidrumas, ką duoda. Pavyzdžiui, pagal naują, reiškia, anksčiau 24 metais patvirtinta įstatymė tvarka, skiriančios organizacijos narius į LRT tarybą turi paskelbti iš anksto sąrašą, taisyklės ir panašiai. Tai pavyzdžiui, Lietuvos mokslo taryba nuėjo labai tokių demokratinių ir labai atvirų kelių, jie padarė atvirą konkursą. Ir, pavyzdžiui, vakar aš sužinau, kad yra 9 kandidatai, jie paskelbė visą tą sąrašą kandidatų, tarp jų yra tikrai nemažai profesorių, kompetitingų žmonių, iš kurių mokslo taryba tikrai galės išsirinkti, aš tikiuosi, išrinks kompetitingą žmogų. Tai ką tai reiškia, atvirumas ir skaidrumas iš karto duoda visiškai kitą postumį, juk visuomenė yra tokių žmonių, kurie gali prisidėti savo žiniomis. Tai čia apie tarybą, tai valdyba taip pat yra iki galo neaiškios dar iš tikrųjų tos valdybos funkcijos, nes dabar pagal dabartinio tą naują įstatymo redakciją gaunasi taip, kad taryba ir valdyba užsiima tik valdymui, gainioja administracija tik tai vykdo pavedimus ir panašiai. Žodžiu, galios iš generalinio direktoriaus yra atimamos, bet yra paliekama visa atsakomybė. Tai neaiškus nei galios centras, nei kas galiausia priima sprendimus, nei kas prisima atsakomybę. Žodžiu, sprendimus nebepriima generalinis, bet atsakomybę jis prisima. Tai yra nenormalu, gerosios valdysenos praktikų neatitinka. Ir apskritai, tai jeigu atsiranda valdyba, kuri darys visą kuri užsims valdymu, pagrindinė, reiškia, valdymų priežiūra, pagrindiniais, reiškia, įstaigos veikimo, tos operacijas prižiūrės, tai kodėl tada taryba skiria generalinį direktorių, tada valdyba ir turėtų skirti generalinį direktorių, su kuria dirba. Tai čia tokie detalės. Po to yra daug dalykų, kurie, apskritai, kalbant apie ką kelia, kurie yra nemažiau svarbus, aš gal tik pradėjau čia nuo tos valdysenos, bet nemažiau svarbus, tai yra tas nuostata draudimas veikti eteryje kitoms žiniasklaidos priemonėms. Buvo paimtas kažkoks, reiškia, senas straipsnis, irgi nežinant situacijos, nežinant backgroundo, tos, reiškia, istorijos. Šis straipsnis iš esmės kalba apie tai, kad LRT skirtiems dažniams tinklams negali tais tinklais naudotis kitos žiniasklaidos privačios radio stotis ir televizijos. Tai buvo paimta šitą nuostatą, išversta į tai, kad negali veikti kitų žiniasklaidos atstovų. Tai čia, aš nežinau, kas čia per svajonė yra, kad taryba turėtų tvirtinti. Čia yra akivaizdus yra aiškus nuoroda, noras spręsti, ar gali Miliūtė veikti, ar gali Lekilaitis, ar gali Tapinas ir kiti panašus, kurie iš tikrųjų be gailesčio kartais vanoja tą valdžią, nepriklausomai nuo to, kas yra, ar jie gali veikti LRT eteryje. Tai čia labai, taip pat ir redakcinės politikos formavimas ir įgyvendinimas, jis yra neatsiejama redakcinės nepriklausomybės dalis, turėtų žurnalistų bendruomeniai priklausyti šitą funkciją
ir ne taryba turėtų tvirtinti. Ir iki šiol mes veikiame, taip, iki šiol formaliai tvirtino LRT generalinis direktorius, bet visą laiką tarėme su žurnalistais dėl šito. Ir buvo audituota GTI to standarto dėgymo metu ir viskas buvo gerai, bet dabar norima yra, kad taryba tvirtintų. Aš nemanau, kad taryba turėtų tvirtinti, kuri yra iš esmės politinė, kur 8 narius skiria politinės organizacijos, kad ji turėtų tvirtinti redakcinę politiką. Ne, tai... Taip ir daug kitų dalykų ir finansavimo keitimas pats, kuris dabar yra dar konstitucinėme teisme, apie jį daug jau nebekalbama, bet apie jį reikėtų kalbėti, nes bandoma šiuo įstatymu taip pat atkirsti ir visas likusias pajamas LRT, tai taip pat ir iš tų komercinių, tų socialinės reklamos, iš tų pranešimų atkirsti, kas irgi sujauktų ir ekosistemą visą. Na jau ir pavyzdžiui, baigiant jau iš tikrųjų apie labai kritiškai mes vertiname, aš manau, didžiausia grėsmė, pati didžiausia grėsmė ir viena iš didžiausių grėsmių, čia nešnekant, aišku, ir generalinio atleidimas ir taip toliau, bet pati didžiausia grėsmė tai yra viešųjų paslaugų sutartis su vyriausybė. Tai būtent šio aspekto Seimo kultūros komitetas atsisakė. Aišku, dar neaišku, ar... Atsisakė, bet Zuokas su Girskiene, kaip suprantu, neatsisakė. Tai jie toliau sakė, kad tą temą, kaip suprantu, eskaluos ir už ją balsuos. Tai čia reikia irgi suvokti, kokio pavojingumo tai yra dalykas. Ta viešųjų paslaugų sutartis. Kaip tokie, taip yra šalių, kurios egzistuoja, bet Zuokas manipuliuoja tą informaciją ir pasako A, su Girskiene pasako A, nepasako B. Tų sutarčių yra valstybėse, kurios egzistuoja, bet kiekvienoje valstybėje yra ir teisėkūra skirtinga, konstitucija skirtinga. Ir pavyzdžiui, ta pati BBC, kuri yra nuolat parodoma kaip pavyzdys, tai jie neturi ten specialaus įstatymo. Tai yra ta chartija, tai yra kaip pakaitalas, kaip suprantu, to turbūt specialiojo įstatymo, bet visur normaliose šalise yra sudėti saugikliai, kad pačios vyriausybės, parlamentai tiesiog nesikištų į to turinio formavimo politiką ir ten jau net nekalbant apie tai, kad kaip Lietuvos atveju visą tai nusikels net žemesnį tą lygį vyriausybės, net ne parlamento, į tą vyriausybės lygį ir vyriausybė jau formuos, čia kaip Girskienė sakė, svajonė, kad jinai čia paformuos užsakymus, kiek vaikų turi būti laidų, kiek... Tai yra, iš vis, ta prasme, tai yra tiesiog, aš manau, kad niekaip nepraeis konstituciniam teisme šitas ta sutartis ir aš manau, kad mums iš tikrųjų mes buvom pavyzdiniai finansavimo modelio prasme. Aišku, galima diskutuoti apie tai, koks ten turėtų būti tas procentas nuo kokių mokesčių ir koks turėtų būti tas augimo galbūt ribojimas, bet jis buvo parodomas kaip pavyzdinis modelis, jo visi, iš tikrųjų norėjo Europai tokio kaip mūsų. Tai dabar reiškia viską mesti ir eiti prie kažkokios sutarties, mus pavers valstybinių transliuotojų. Tai tiesiog, jeigu tikslas yra padaryti LRT visiškai nežiūrima, visiškai priklausoma, tai bus rezultatas toks. Tai daug tų neigiamų aspektų išvardinote, o kalbant apie teigiamus aspektus, kokių matote būtent siūlomame įstatyme? Aš nežinau, iš tikrųjų, aš nematau jokių teigiamų aspektų. Jis yra blogesnis negu buvo. Tai tą patį ir Toma Birmontė nepasakė labai aiškiai. Tai jeigu dabar kalbam ne apie tai, ką ten pakoregavo kultūros komitetas ir kaip aš sakiau, mes nežinom, už ką užbalsuos Seimas, bet jeigu mes kalbam apie tą pirminę redakciją, aš nematau ten jokių teigiamų dalykų. Kurią paruošė darbo grupė? Taip, aš nematau ten jokių teigiamų dalykų. Ten yra jovalas. Ir LRT yra verčiamas priklausomų nuo valdžios. Tai nebe visuomeninių valstybinių daromas. Tai apie tai neatsižvelgta, ne apie tai labai aiškiai apskritai apie nepriklausomumą žiniasklaidos visuomeninių transliuotojų kalba žiniasklaidos laisvės aktas, tiesioginio taikymo reglamentas, kuris jau mums galioja. Tai ignoruojama kiti teisės aktai. Tai aš tikiuosi, kad apie tai tar žodį, jeigu bus priimtos tokios pataisos, tai ne tik Konstitucinis teismas, bet ir Europos komisija. Ir kas neatmestina išvada, kad neatmestina tikimybė, kad mes atsidursim ir teismuose europinėse su šitais pataisimais. Tai mes stojamės tarp kažkokio trečio šalono šalių ir tai yra šalių, kurios, dėl kurių Europos parlamente yra priimamos rezoliucijos, apie kurios pasisako Europos komisija ir iš tikrųjų aš dabar dažnai esu kviečiama Europą pristatinėti šito atveju. Ir kas blogiausia, kad visi šitie valdantieji vieni iš kitų mokosi, akivaizdu, europiečiai iš Trumpo ir tada vieni iš kitų ir dabar Čekijoje
pavyzdžiui, vyksta panašus atveju. Irgi kuriama darbo grupė, irgi protestai, irgi bandoma apriboti finansavimą, padaryti labiau priklausomą tą transliuotę. Tai iš tikrųjų situacija yra sudėtinga ir šiaip jeigu pažvelgus atgal, kas vyko lapkritį, gruodį, tai aš manyčiau, kad mes... Tai yra klasikinis visuomeninio transliuotojų užvaldymo modelis pagal vadovėlius. Jis atitinka visus parametrus, kai pasižiūrė atgal. Tada mums galbūt, žinai, kai atsiranda kažkokios apraiškos, galbūt dar tik tai pačioje organizacijos viduje, kaip politinio neutralumo auditai ir panašus, tai kartais galiu suabejoti, gal žmonėm tiesiog, gal trūksta kompetencijų ir gal nėra tų intencijų, bet kai dabar atsigręžus atgal matosi visa seka, kaip įvykiai rutuliuojasi, tai aš sakyčiau, tai yra klasikinis užvaldymo modelis per se. Sugrįžkim labai trumpai tada prie audito išvadų, tų pateiktų rekomendacijų. Tai mano klausimas būtų, kaip sekasi tas rekomendacijas įgyvendinti. Daug čia įvairios kritikos per šį laikotarpį buvo. Pavyzdžiui, auditas parodė, kad nėra aiškiai reglamentuoti darbuotojų atrankos, darbo užmokesčio ir autorinių sutarčių taikymo principai. Tai kaip tokia situacija susiklostė, ir vėlgi, kaip ir minėjau, kaip sekasi tas rekomendacijas įgyvendinti. Tai mes iš tikrųjų kovo mėnesį jau buvome įgyvendinę 36% išvadų, iš dalies 20% LRT skirtų rekomendacijų, tai mes po truputį jas įgyvendiname. Iš viso yra 9 rekomendacijos pateiktos, iš kurių 4 buvo būtent skirtos LRT. Ir kiekviena iš tų rekomendacijų turi tas priemonės, jos skelbiamos viešai. Tai kalbant dabar, galiu truputį pakomentuoti ir apie tai, ką klausėte, tai dabar apie darbuotojų atrankas ir panašiai. Nėra įstatymo, kuris sako, kad atrankos yra privalomos. Mes nieko nepažeidėm, bet mes girdim, ką valstybės kontrolė sako ir jie sako tą, kaip suprantu, visoms organizacijoms, kad konkursai būtini kiekvienu atveju, tai jeigu LRT anksčiau įdarbindavo be konkursų buvusius bendradarbius, praktikantus ir žmonės, su kuriais jau yra turėjus kažkokių reikalų per autorinės sutartis ar kažkokiam kitom darbo formom, tai dabar mes to nebedarome, tai tikrai yra pakeista ta ir tvarka, viskas yra konkursai bet kokiu atveju ir iš tiesų mes dėl tų pačių autorinių sutarčių mes daug konsultavome su darbo inspekcija ir taip mes mažinam tų autorinių sutarčių pačių kiekį, ar ne, apie tą, ką pasisakė ir valstybės kontrolė, yra griežtai kontroliuojamas dabar tas dalykas, tačiau reikia suvokti tokį dalyką, kad autorinės sutartys jos kaip tokios, jos gali egzistuoti. LRT yra kūrybinė organizacija, kuri kūrė didžiulius kiekius turinio, nes turi 7 kanalus ir taip pat daro ir socialinė erdvė turinio, tai įvairios santykių formos jos gali egzistuoti, jos yra, buvo ir bus, tai čia nebus taip, kad mes neturėsime autorių, tačiau jau mūsų tvarkas teigiamai vertino taip pat ir STT, jie daugiau nebevykdo stebėsenos ir kaip minėjau, konsultuojame su darbo inspekcija, tai viskas yra tvarkoj, tai dabar daugiau skleidžiame nemokamos informacijos, tai kultūrinės, socialinės ir šviečiamosios ir atnaujinta yra neatlygintinų šios informacijos viešinimo paketų tvarka. Padidintas tas neatlygintinų paketų kiekis ir sudaro sąlygas didesniai įvairoviai, skaičiui tų kampanijų. Ir sausio vasario mėnesį šiemet neatlygintinai transliuojamos informacijos laikas sudarė 71% viso šiai informacijai skirto laiko ir 98% portale. Toliau tai yra ir didesnį dėmesį skiriame investicijų pagrindimui, tai yra atnaujintos investicijų ir paslaugų pirkimo taisyklės, kurios numato, kad išimtis gali būti taikomas tik ten 5 atvejais, keliais tik tai atvejais ir įsigijant programas, taip pat, kurių kitais būdais negalima įsigyti. Tai dabar mums irgi labai svarbu, kaip vyriausybė pataisys tą programų pirkimo nutarimą, kad, kaip aš ir vis sakiau nuo pat pradžių, kad labai svarbu, kad su vandeniu nebūtų kartu ir kūdikis išpiltas, kad vis tik tai LRT turi turėti laisvę pasirinkti tą turinį, kokį mato esant reikalingą ir taip pat suprasti, kad veikiame bendrame lauke ir jeigu tu paskelbsi konkursą sporto teisėm arba užsienio filmom, tai jisai neveiks tas dalykas, nes neateis tiesiog į konkursą ir nieks tam neatneštų to turinio. Tačiau
Jo, tai vat apie tai dar kalba, kad tos išimtis vis tiek dalis tų išimčių lieka. Na tai didesnė pirkimų procesų vidaus kontrolė, kad atnaujinti yra ir pareigybiniai aprašai, kad tų darbuotojų, kurie dirbo kurie dirbo su pirkimais, privaloma mokymų programa, mes visas tas rekomendacijas įgyvendinam, testavimo sistema ir parengta tvarka skirta programų ir viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontroliai. Taip pat pakeitėm redakcinę politiką, apie tai buvo pasisakius irgi valstybės kontrolė, kuri sakė, kad persidengia galbūt galimai funkcijos žurnalistų etikos kontrolierius ir žurnalistų etikos komisija, tai dabar yra įgyvendinti tie pokyčiai, žurnalistų etikos komisija dabar vadinasi redakcinės priežiūros komisija ir po truputį gyvenam ir kitus rekomendacijas. Reikia suprasti tai, kad mums tos rekomendacijos, jos duoda daugiau skaidrumo, taip pat duoda daugiau ir biurokratijos ir reikalauja ir daugiau resursų, būtent daugiau žmonių ir viešuosiuose pirkimuose ir personalo skyriuje, tai tam skiriame irgi papildomą dėmesį. Aš dar norėčiau grįžti prie to aspekto dėl lengvesnio vadovo atleidimo. Tai dabar siūloma koreguoti tuos atleidimo pagrindus, nors nuostata, jog už tai turėtų balsuoti ne mažiau kaip 2/3 tiksliau tarybos narių išlieka. Mano klausimas būtų, ar per šį visą laikotarpį, kai vyksta šie procesai, jūs svarstėte galimybę trauktis iš pareigų? Geras klausimas ir klastingas. Tai žinoma, kad svarsčiau, visokių buvo momentų, bet taip, tai ir darbuotojų pasiūlė pasitraukti taip pat ir visai tarybai ir kartu automatiškai taip pat ir administracijai. Ir tas laikotarpis apskritai lapkričio ir gruodžio, jisai buvo labai sudėtingas, tai taip, buvo visokių minčių. Tai kalbant apie tą tvarką, turbūt labai svarbu yra, tai 2/3, tai čia valdantieji grąžino šitą skaičių ir jie sako, mes atsižvelgiame Venecijos komisijos išvadas, bet tikrai ne į visas. Ir vis tiek, ką Venecijos komisija akcentuoja, ir manau akcentuos ir toliau apie tai, kad negali būti ad personam taikoma. Jo teisės aktai negali būti taikomi konkrečiam žmogui, tai tas yra suprantama. Tie atleidimo pagrindai, jie turi būti labai aiškus. Tai, ką darbo grupė išnešė kaip atleidimo pagrindus, tai yra, ten yra veltinis. Apie tai pasisakė taip pat ir teisės departamentas, kad neaišku, čia funkcijų nevykdymas kartu su šiurkščiais pažeidimais. Tai tą taisė vėliau kultūros komitetas, nežinau, koks bus galutinis variantas, bet vėlgi, apie tai labai aiškiai sako tiek Venecijos komisija, tiek ir žiniasklaidos laisvės aktas, kad tiek tarybos narių, tiek tarybų valdybų, visuomenės žiniasklaidos, tiek direktorių atleidimas turi nepasibaigus terminui, turi būti labai aiškiai pagrįstas, jisai turi būti tikrai už didelius prasižengimus ir jau tikrai neeilinė, ne ekstra situacija. Ir apskritai aš manyčiau, kad tikrai reikėtų palikti atvirą balsavimą, todėl kad tai yra didžiulis ir visuomenės susidomėjimas ir apskritai mes matome, kad skaidrumas tuose procesuose yra labai svarbus. Ir aš galvoju, kad tie žmonės, kurie eina dirbti LRT tarybą, tai turi ir nebijoti atskleisti ir mokėti pagrįsti savo sprendimus. Kodėl jie priima vienus ar kitus sprendimus? Labai yra lengva, kaip kokiam OAB už uždarų durų tvarkytis, žinant, kad nieks neturi teisės išnešti to, kas vyksta tenai tuose posėdžiuose, bet atvirai pakomentuoti visuomenį, kodėl, kad visuomenė galėtų įvertinti tie žmonės, kas turi taip pat ekspertizę valdymo patirties įvertinti, ar čia jau yra tie tikrai nusižengimai. Žodžiu, manau, kad įdomu labai, kaip baigsis šitą istoriją. Tai ar jautėte, ar dabar jaučiate tą spaudimą tai padaryti, pasitraukti, sakykime, iš pareigų? Nes mes girdėjom tokių raginimų ir iš premjerės, ir iš LRT tarybos pirmininko Mindaugo Jurkyno. Tai dabar gal ta tema nėra taip akivaizdžiai ant stalo, bet ką aš suprantu, kad aš esu medžiojama. Kad yra stebimas kiekvienas mano žingsnis ir kiekviena mano klaida bus panaudota prieš mane. Tai tas yra visiškai akivaizdu. Jūs užsiminėt, kad ir pernai gruodį įtampai pasiekus tą aukščiausią tašką, jūs siūlėte LRT tarybai ir visai vadovybėje atsistatyti in corpore. Tai yra visiems kartu. Tačiau taip nenutiko, tarybos nariai nerado vieningo sutarimo to klausimu. Kokie šiuo metu yra jūsų santykiai su taryba? Gal galėtumėt apibūdinti juos? Tai man atrodo, kad
yra tie santykiai yra, dalykiški, jie yra formalūs, dalykiški ir tiek. Tai mes taip pat matome, kad ta taryba turbūt nėra tokia vieninga, monolitiška, ar ne, ten yra irgi visokių žmonių ir dabar dalis jų keisis. Ir keisis daugiau netgi negu mes tikėjomės, nes buvo 4 nariai, turėjo būti paskirti, taip pat atsistatydino 1 prezidento skirtas narys, tai iš vis 5 nariai keisis iš 12, tas nėra mažai, tai tada bus įdomu stebėti, kaip keisis dinamika ir pačioje taryboje. Tai tie santykiai nėra labai paprasti, jie aišku yra sudėtingi, bet aš manyčiau, kad aš gal taip dėčiau tokį akcentą čia. Ne tik kalbam apie tą santykį direktoriaus ir tarybos, bet taip pat tarybos ir likusios organizacijos. Tai ir tarybos ir žurnalistų santykis, koks yra ir panašiai, tai apie tai irgi reikėtų kalbėti. Mhm. Anksčiau jūs esate sakius, kad ne tik valdantieji, bet ir didžioji dalis tarybos dalyvauja užvaldant transliuotoją. Ar dabar taip pat yra? Tai aš kaip pasakiau, tą teiginį, tai jisai, kaip čia visi labai pasibaidė, tapo labai nuskambėjo labai galbūt drastiškai tuo met. Tačiau apie tai jau dabar visuomenė kalba ir kalba daug daugiau už mane, man jau nebereikia apie tai kalbėti. Tai aš manau, kad ta situacija dabar visa, kuri yra tiek su LRT įstatymu, su protestais, su visais šitais dalykais, tai didelė dalim susiklosti dėl to, kad LRT taryba neišsakė aiškios pozicijos dėl LRT nepriklausomumo ir nestojo LRT pusėn. Aš taip sakyčiau, negynė LRT intereso, negynė visuomenės intereso į laisvą žiniasklaidą, o atvirkščiai lankėsi pas Seimo narius ir išsakė savo pageidavimus, kas tenai turėtų būti tame įstatyme, kas turėtų būti atspindėta. Juk nuo to viskas didelė dalim ir prasidėjo. Iš tikrųjų lengvesnio direktoriaus atleidimo, reiškia daugiau galių savo, tada biuras, tai biuras čia smulkmena yra, bet turbūt ir taip pat šitos idėjos, kad taryba turėtų tvirtinti, kas iš kitos žiniasklaidos dalyvauja eterį, manau, irgi yra iš politikai ne patys sugalvojo tą būtent aspektą. Jūs kalbate būtuoju laiku, kad taryba nebuvo, sakykime, LRT pusėje, neišsakė tos aiškios pozicijos. Tai ar dabar taryba yra? Tai jūs girdėjot kažkokią aiškę tarybos poziciją LRT įstatymo atžvilgiu? Labai tokia, ta pozicija taip, jinai nėra aiškiai iškomunikuota. Tai turbūt tai daug ką ir pasako. Tai turbūt piktinamas yra, kad žurnalistai ateina į tarybos posėdžius, atėjo į tarybos posėdį, ar ne. Tai taip, aš sutinku, kad apskritai situacija nėra normali visom prasmėm. Jinai yra nenormali ir mes norime, kad ta situacija kuo greičiau baigtųsi ir mes norim visi grįžti prie normalaus darbo, taip daryti tai, ką mes mokame ir galime geriausiai. Bet realybė diktuoja kitus dalykus, kitus algoritmus, kitą veikimo būdą. Kaip galvojate, ar bus pasiektas kompromisas, ar bus atsižvelgta į Venecijos komisijos išvadas, į visuomenės balsą? Tai aš nežinau, man sunku pasakyti, aš nežinau, žinokit, aš nežinau, kaip valdantieji elgsis, aš manau, man nestebina, kad valdantieji nesupranta, kad jiem net ir, ne tai, kad tai yra neteisinga, nedemokratiška ir taip toliau, ne tik tai, bet ir tai, kad jiems patiems politiškai netgi nenaudinga šita situacija yra. Tai man yra keista, kad jie to nesupranta ir neieško iš to išeičių. Ar manote, kad sėkmingai antrą kadenciją užbaigsite? Nežinau. Aš nežinau, ką laikysim sėkmingų užbaigimu. Iki pat galo? Nežinau, iš tikrųjų bus matyti, sunku čia iš tiesų prognozuoti, visko gali nutikti, ne viskas nuo manęs priklauso. Mūsų darbas visas yra labai viešas, mes gaunam daug kritikos, normalu, ir dabar yra apskritai labai didžiulė įtampa. Yra labai didžiulė įtampa, visi yra įsitempę ir viešasis laukas, ir taip pat LRT žmonės, LRT žmonėms šita situacija yra labai sunki, žurnalistams yra sudėtinga šita situacija, tai ta įtampa yra didžiulė ir mes esame po dideliu spaudimu bendrai.
Tai jaučiamės tarsi tokiuose apkasuose gal šiek tiek, tai nėra normalu ir tai tikrai nėra svajonių darbas, aš gal taip atsakysiu. Tada pabaigai dar norėjau paskutinį klausimą paliesti. Praėjusią savaitę policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Socialdemokratų partijos tarybos posėdėje galimai rasto slapta garsą įrašinėjančio rašiklio ir įtariama, kad jį galėjo palikti LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė, nors ji pati tai neigia. Ar jūs pati kalbėjotės su žurnaliste, aptarėte tą situaciją ir galbūt kaip ją vertinate? Tai taip, Eglė neigia ir mums tą situaciją, tai aš taip ir vertinu, jeigu man reikia rinktis, kuo tikėti, ar LRT žurnalistu, ar socdemais, tai jau nepykit, aš tikrai tikėsiu LRT žurnalistu, jo lab, kad turime čia šioje, kaip čia, temoje melo ir nemelo ilgą istoriją ir labai šviežią ir daug atvejų, kai buvo labai daug meluojama. Iš socdemų pusės, tai taip, kita vertus, tai mes laukiame iš tikrųjų, kuo pasibaigs tas tyrimas. Mes laukiame, ką pasakys policija ir mes tikime žurnaliste, kuri neigia. Taip pat svarbu akcentuoti tai, kad LRT tvarkose, redakcinėje politikoje visos šitos situacijos yra aptartos ir žurnalistai žino, kaip, jeigu yra norima daryti slaptus įrašus, kad turi būti labai rimtas tam pagrindimas, kaip tai turi būti daroma, kad su redaktoriu žinia ir taip toliau. Tai jie žino visas šitas tvarkas, tai ir žiūrėsime, kas bus toliau, kaip visą tai vystysis, ar tai tiesa ar ne. Jeigu paaiškėtų, kad toks atvejis iš tikrųjų buvo, kokia būtų LRT pozicija, ar žurnalistė turėtų trauktis iš... Tai tada jau įsijungtų visiškai kiti algoritmai, kaip aš ir minėjau, yra aiškios tvarkos, tai taip nėra, kad mes tų tvarkų neturime ir aš dar noriu akcentuoti, kad tai yra įmanoma, tuos įrašus daryti, egzistuoja tokia galimybė, jeigu žurnalistai bendrai mato, kad yra kažkoks grėsmė visuomenė, yra kažkoks interesas ar panašiai, jie tikrai gali daryti tos įrašus. Bet turi būti rimtos priežastis. Tai taip, tai mes tada, aš nenoriu dabar spekuliuoti, kas bus jeigu, bet tada įsijungs jau kiti algoritmai. Bet šiuo atveju turbūt, nebuvo tokio, sakykime, kažkokio labai svarbaus reikalo, kad toks įrašas turėjo būti. Man sunku komentuoti, aš nežinau. Čia gali tik tai žurnalistas ir redaktorius atsakyti tą klausimą. Gal mes nežinom, kas vyko tame posėdėje už uždarų durų. Be abejo, kad tai yra, turint omeny, kad tai nėra kažkoks labai kamerinis pokalbis, ten dalyvavo daug žmonių, nežinau, man sunku spekuliuoti, aš nežinau, ką galėjo turėti, kokių intencijų tiek žurnalistai, tiek politikai. Ar manote, kad bus pasinaudota, ar jau naudojamasi tuo, būtent tą situaciją? Akivaizdu, kad yra jau naudojamasi tą situaciją, yra jau visiškai net kalbama net negalimai, net ne kažką, yra konkreti žurnalistė kaltinama, mes kalbėjom su visais žurnalistais mūsų, kurie ten dalyvauja, ir operatoriais. Tai taip, tai yra kaltinama konkreti žurnalistė ir jau yra valkiojama viešoje erdvėje, jau kalbama, reiškia, apie tai, kad gal čia jau direktorė liepia rinkti informaciją, redaktorius liepia apie LRT klausimą, tai tikrai taip, tai yra to naudojimas. Supratau, ačiū Jums labai. Čia buvo laida LT Kampas. Mes kalbėjome su LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.